Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpat su jumis. Broliai seserys, tęsiasi gavėnios kelionė ar gavėnios mokykla, kuri primena mums šį sekmadienį, kad mes esame pakrikštyti krikšto vandeniu ir paženklinti Jėzaus Kristaus kryžiumi. Taigi tokie mes susirinkome šiandien atiduoti Dievui garbę ir padėkoti jam už gyvybės ir gyvenimo dovaną, ypač už amžinybės versmę, kad šis mūsų gyvenimas nėra laikinas, bet yra amžinas. Atsiverkime šiam šventimui, atverdami savo širdis dieviškam gailestingumui. Kiekvienas iš mūsų esame trapus, esame paženklinti nuodėmės ir trapumo ir mirties ženklų. Prašykime, kad Dievas mus gydytų savo malonę ir prikeltų. Melskime taip pat malonės, kad mes galėtum giliau pažinti viešpatį Jėzų ir jį savo gyvenimais liudyti. Viešpatie Jėzau, gyvasis vandenyje, gyvybės šaltinė, viešpatie pasigailėk. Kristau Jėzau, gyvasis vandenyje, tu esi mūsų uola ir mūsų išgelbėjimas, Kristau pasigailėk. Viešpatie Jėzau, tu esi gyvojo vandens šaltinis, kupinas tiesos ir meilės, viešpatie pasigailėk. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Kyrie eleison. Melskimės vieni už kitus, už savo mirusius brolius ir seseris, už visus čia susirinkusius, už ligonius, ypač tuos, kuriems reikia mūsų užtarimo ir maldos, kad mes visi vieningai malda ir meilė būtum apjungti viešpaties malonę. Melskimės, Dieve gailestingumo ir gerumo šaltinį, liepęs pasnikais maldomis ir geraisiais darbais gydyti sužeistas sielas, maloniai pažvelk į mus, išpažįstančius savo kaltumą, ir nuimk naštas, kurios slegia mūsų sąžines. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Sėskimės klausytis Dievo žodžio. Duok mums vandens atsigerti. Iš Išėjimo knygos. Tauta ištroško vandens ir niurnėjo ant Mozės. Jie priekaištavo, kuriugi tik galų čia mus atvedė iš Egipto. Argi tam, kad troškoliu numarintumei mus, mūsų vaikus ir gyvulius? Ir Mozė šaukėsi viešpaties. Ką man daryti su šia tauta? Nedaug betrūksta, kad jie akmenimis mane užmuštų. Ir viešpats atsiliepė Mozei. Pereik per tautą ir pasiimk su savim keletą Izraelio seniūnų. Taipogi paimk rankon lazdą, kurią sudavei Nilui, ir leiskis kelionen. Tenai prie olos, prie Horebo, aš priešais tave atsistosiu. Tada tu suduosi per uolą ir iš jos ištrykš vanduo,
ir tauta galės atsigerti. Mozė taip ir padarė Izraelio seniūnų akivaizdoje. Ta vietą jis pavadino Masa ir Meriba, bandymų ir ginčių, nes ten izraelitai buvo pradėję ginčą ir bandė viešpatį, sakydami, yra viešpats su mumis ar nėra. Tai Dievo žodis.
Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, nuteisinti tikėjimu, mes gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Mums dar tebesant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebebuvome nusidėjėliai. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Pasiklausykime gerosios naujienos Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu. Netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Ten buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: duok man gerti. Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nupirkti maisto. Samarietė atsakė: kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietę gerti? Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė: jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas tas yra, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi, pati būtumei jį prašiusi ir jis būtų tau gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė: viešpatie, betgi tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė ir jo vaikai ir gyvuliai? Jėzus atsakė: kiekvienas, kas geria šį vandenį, ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį aš jam duosiu, taps versme vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Tuomet moteris sušuko: viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis čionai. Jėzus atsiliepė: eik pasikvies savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė: aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė: gerai pasakei, neturiu vyro, nes jau esi turėjusi 5 vyrus ir dabartinis anaiptol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei, nustebo moteris. Aš matau, viešpatie, jog tu esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šio kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta
kur reikia jį garbinti. Jėzus jai atsakė, moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Moteris jiems sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Dievo pateptasis. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu mokiniai sugrįžo ir nusistebėjo, kad jis šnekučiuoja su moterimi. Vis dėlto nei vienas nepaklausė, ko iš jos nori arba apie ką su ja kalbi. O moteris, pamiršusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms, eikite pasižiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik jis nebus Mesijas? Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters žodžių. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslų, o moteriai jie pasakė, dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Girdėjome Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Mėly broliai sesės, pirmiausiai noriu jūs visus pasveikinti vaikučius, kurie šiandien yra su mumis, nes šis sekmadienis visose bažnyčiose yra didesnio gilinimosi sekmadienis. Nuo šio sekmadienio visi katechumenai, kurie ruošia priimti švenčiausiąjį sakramentą komunijoje ar ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, neria į gilesnės gelmes pažinti Jėzų, nes ir pats Jėzus atrodo per Dievo žodį siūlo tokią galimybę, kad mes pažintumėm Dievą dvasia ir tiesa, kitaip sakant, pažintumėm jį iš esmės. O apaštalas Paulius dar prideda, kad Dievas į mus jau yra įliejęs savo meilės dvasią, per šventąją dvasią. Taigi, ta šventykla tai esame mes pirmiausiai. Taigi pasveikinkim visus tos vaikučius, kurie šiandien čia su tikybos mokytojai yra ir ruošiasi pirmąjį komuniją. Atsistokit vaikai, o mes visi pasveikinkim juos, pasirodykit žmonėms. Galite atsisėsti, ačiū. Iš tiesų, kaip yra svarbu mums kiekvienam, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko su 2 rabinais. Rabinai, tai žinot, yra žydų kunigai arba mokytojai tikėjimo. Jie buvo geri draugai, labai buvo uolūs ir vieną kartą po ilgo laiko aplankė vienas kitą, kartu vakarieniavo, šnekučiavosi ir žinoma, kaip visada, iškilo diskusija apie Dievą ir jie taip karštai diskutavo apie Dievą, praktiškai daugiau iki pusiaunakčio ir galų gale priėjo išvados, kad Dievo nėra. Laimingi nuėjo miegoti. Vieną rytą vienas rabinas miegojo gan ilgai, atsikelia įsimiegojęs, galvoja, Dievo nėra, man dirbti nebereikia. Žiūri, jo draugo nėra. Išėjo jo ieškoti, išeina, žiūri į vieną kambarį, į kitą kambarį, išeina į lauką, žiūri sodo galiais, jisai sėdi ir skaito kažkokią knygą. Sako, ką tu čia darai? Sako, aš atlieku savo rytinės maldas, ką esu įpratęs. Taip, bet sako, palauk, sako, jog vakar priėjom išvados, kad Dievo nėra, tai kam tada reikia tų maldų? O tas rabinas, kur meldėsi, kur skaitė tas maldas, atlikinėjo savo pareigą, sako, o prie ko čia Dievas?
Broliai seserys, iš tiesų šis pavyzdys nori pasakyti mums, kad labai dažnai mes esame lūpomis šlovinantys Dievą, bet savo širdimi toli nuo Jo. Žinoma, visais laikais girdėjau šiandien, besiruošdamas, bemastydamas, ką pasakyti šį ypatingą sekmadienį, girdėjau vieno kunigo žodžius, kuris taip įdomiai sakė, man norisi atsiprašyti visų Jėzaus Kristaus, atsiprašyti už visus karus, kurios įvyko dėl nesantaikos, religinės nesantaikos. Mes žinome daugybę karų, ne tik kalbėkime apie islamą, net ir tarp krikščionių. Ilgą laiką Airija su Didžiąja Britanija ir kitos valstybės ir vidiniai konfliktai vyko dėl būtent religijos, dėl būtent Dievo. Kada žmogus pripažįsta vienokią ar kitokią tiesą, jis patikė ją ir jeigu jisai galvoja, kad aš turiu tiesą iš Dievo, reiškia, aš turiu absoliučią tiesą, tada aš negaliu nusileisti kitam. Šiandien moteris prie šulinio Jėzui užduoda labai įdomų klausimą. Taigi, kur reikia garbinti Dievą? Ar ant šio kalno, ar Jeruzalėje? Mes žinome, kad tarp izraelitų ir samariečių vyko daugybės metų konfliktas, nes Samarija buvo toks pusiau pagoniškas kraštas, žydai jų nepriėmė, tai samariečiai paėmė ir pasistatė savo šventyklą, nors istoriškai tai buvo Jokūbo žemė, Juozapo žemė. Visas išganimas ėjo iš tenai, iš Samarijos. Bet kadangi samariečiai buvo, tai jie pasistatė savo šventyklą ir nuo to laiko visi, kurie eidavo į Jeruzalę pro Samariją, jie labai nemėgo, nekentė. Taigi Jėzus, to labiau žydas, pasirodo ten būtent vidurdienį. O vidurdienį įsivaizduokite karštis dykumos. Jūs galite įsivaizduoti, kada niekas neina. Normaliai žmonės eina prie vandens šaltinio iš ryto arba vėlų vakarą, kada jau vėsta, kada saulė leidžiasi, pasisemia vandens, pasikalba žmonės. Šaltinis arba tas Jokūbo šulinys buvo tam tikra susitikimo vieta, tarp žmonių bendrystės vieta. Ką šiandien galėtumėm suprasti kaip simbolį į bažnyčią, kur mes ateinam prie gyvojo vandens šaltinio Jėzaus, išgirsti jo žodį, būti padrasinti tikėjime, išgirsti kažką tokio mielo širdžiai, pagaliau pasimelsti už savo mirusius, ar kažką išmokti, ar tiesiog atlikti pareigą, nesvarbu, pašlovinti Dievą savo gražia giesme. Tai yra begalinė dovana mums duota. Tie visi, kurie sekmadieniais tą daro ir paskui nustoja daryti, jie ilgą laiką junta, kad kažko trūksta, kad kažkokios gyvybės trūksta, arba tie, kurie nedarė ir pradeda tai daryti, sekmadieniais pradeda ateiti, pagiedoti giesmę, išgirsti Dievo žodį, pasimelsti, išgirsti padrasnimą iš kunigo ar iš kažko kito, nusišypsoti ir išgirsti dar didesnį padrasnimą, ką šiandien Jėzus drąsina ir sako per apaštalo Pauliaus žodžius, Dievo žodis, kad jūs esate ta šventovė, ne Jeruzalė, ne ant Gerasimo kalno samariečių šventovė, ne Šiluva, ne Fatima, į kurią šiandien kviečia važiuoti šių metų gegužės mėnesį organizuojama piligriminė kelionė, nes Fatimos apsireiškimas švenčia 100 metų jubiliejų. Bet mes esame ta šventovė, būtent čia manyje pirmiausia yra įlieta ta Dievo dvasia, Dievo meilės ir gailestingumo dvasia. Ir jeigu ta šventovė tuščia, tyli, jeigu toj šventovėje nėra gyvybės versmės, nėra kažkas negerai su manimi. Labai gražiai vienas teologas pasakė, kada ta moteris išgirdusi Jėzaus žodžius ir atėjusi vidurdienį pasisemti vandens, o jinai atėjo vidurdienį irgi neatsitiktinai. Jis slėpėsi nuo žmonių, nes jį gyveno, šiek tiek, sakytumėm, kitokį gyvenimą, negu kad normalų žmonės gyveno jau su 6 vyru, kur Jėzus sako, ir tas ne tavo. Taigi jinai slėpėsi nuo žmonių, atėjo vidurdienį ir staiga susitinka su Jėzumi. Įvyksta toks įdomus susitikimas ir Jėzaus pokalbis su samarietė moterim, kuri nustebusi klausia, kodėl tu su manim kalbi, įprastai tai šitai nebendrauja, o dar aš moteris. Iš vis moterį laikė nieku tuo metu, ypač kas liečia Dievo žodžio aiškinimą moteriai, rabinai galvojo, kad yra tuščias ir bergždžias reikalas. Jūs galite surasti daugybėje komentarų.
Taigi Jėzus jai aiškina būtent jai, ne kažkam kitam, ne kažkokiam rašto žinovam ar fariziejams paskelbė tai, kad ateis diena, kada žmonės garbins dvasia ir tiesa. Dievas yra dvasia, visi tie ritualai čia nėra reikalingi, aišku, jie yra svarbus. Kada mes su savo šventovėmis ateiname čia, pašlovinti Dievo, padėkoti jam už gyvenimo dovaną, už gyvybę, už visą palaimą, tiesiog atsiprašyti už savo trapumą, už klaidas, visi kartu susirenkame į tą šventovę tarsi prie to šulinio ir dėkojame Dievui, pastiprinami, padrasinami, išeiname atgal, kad galėtume savo gyvenimu paliudyti ir ta dvasia ir tiesa garbinti Dievą. Ne žodžiais, bet tiesiog savo gyvenimu. Taigi moteris pamiršo ir ąsotį, pamiršo dėl ko atėjusi, viską palikusi nubėgo į miestą ir sako, aš radau tą, kuris turi ateiti, kuris yra pranašas, o galbūt ir Kristus. Kristus reiškia Dievo pateptinis, kuris išgelbės pasaulį. Apie jie buvo girdėję, visos religijos žinojo, kad turi ateiti išganytojas. Nes jis viską pasakė apie mane, jis kaip aiškiaregys, jis mato kiaurai mane. Taigi ta moteris sugrįžusi paskelbė žmonėm, tie tada subėga. Ir Jėzus pasilikęs su jais porą dienų iš tiesų įtikina ir tie žmonės šlovina. Už samariečių svetingumą Jėzus atsidėkoja mums ir mes nekartą žinome ir skaitome palyginimą apie gailestingą samarietį. Arba keliose kitose vietose taip pat, kad Dievo darbų neatliko nei vienas iš Izraelio didžiūnų, kunigų, fariziejų, bet būtent samarietis, kuris savo gailestingumą parodė artimo meilę į plėšikų rankas papuolusiam žmogui. Taigi Jėzus išaukština Samarijos kraštą. Žinoma, jis tuo negalėjo patikti Izraelio didžiūnams, rašto žinovams, kurie laukė Mesijo, jie atmetė. Taigi čia didelis konfliktas, broliai seserys, šiandien mums apsispręsti, ar mes elgsimės kaip tie samariečiai, ar elgsimės kaip žydai, kurie atmetė Jėzų. Ar mes elgsimės kaip ta moteris, kuri buvo pripildyta Dievo žodžio, to gyvojo vandens. Ir ženklas to, kada tu esi pripildytas, tu jau nebegali tylėti, tu nebegali neliūdyti, tu negali nesidalinti tuo gerumu. Jinai nubėgo iš karto viską pamiršusi ir pradėjo dalinti savo miesto žmonėm, savo kaimo žmonėm. Taigi, mielas broli, mielas sesė, šiandien noriu palinkėti savo ir jums, žengiant per šią gavėnios kelionę. Ir tiems, kurie dar tik mokosi išpažinti tas tikėjimo paslaptis, ką mes čia darome ir kodėl darome. Atsiminkite, kad didžiausia šventovė esame mes. Tas vanduo, kuris simbolizuoja krikštą, kuriuo mes buvome pakrikštyti, ir Kristaus kryžių, kuris yra meilės simbolis pirmiausiai, Dievo ir žmogaus susitikimo simbolis, naujosios sandoros ženklas, mus paženklino. Ir aš išėjęs iš šios šventovės turiu būti tokiu kaip ir ta moteris iš Samarijos miesto, kuri su džiaugsmu kalbėjo apie Jėzų kitiems. Jeigu aš to nedarau, reiškia, aš dar nesutikau su gyvuoju viešpačiu. Melskime malonės, kad ir mus, ir šios vaikus paliestų gyvasis Dievas, kad mes galėtumėm jį šlovinti, garbinti savo gyvenimo, dalintis. Jeigu ne žodžiais, tai net paprastų gerumu, nuoširdumu, šypsena, nes ta šventovė tai mes. Amen. O dabar, broliai seserys, išpažinkime savo tikėjimą, iškilmingų tikėjimo išpažinimu. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu
priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis, gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Brangus broliai seserys, tegul iš mūsų širdžių Tėvui kyla neapsakoma malda, trykštanti iš gyvojo šventosios dvasios šaltinio. Į bendrą maldą atsiliepkime. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Melskime už šventąją bažnyčią, te apreiškia į pasauliui Dievo dovaną. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Melskime už mūsų šventąjį tėvą Pranciškų ir už visus Evangelijos apaštalus. Te pagausina pjūties šeimininkas, sėjėjų ir pjovėjų būrį. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Melskime už katekumenus ir netikinčiuosius. Te trokšta jų širdis gyvojo vandens. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Melskime už tautų vadovus. Te pripažįsta jie pasaulio išganytoją, tegu netildo Evangelijos skelbėjų. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Te suteikia Dievas pasauliui teisingą taiką, dovanodamas savo sūnų, kuris yra mūsų teisumas ir ramybė. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Melskime už mirusiuosius, už mirusius mūsų parapijiečius, taip pat Justiną Aldoną Lukošienę, metai po mirties Barbora Normantas, Eloise Jerks, Romą Maldūną 29 metai po mirties, Darių Kalnėną, Vladą Zinkevičių, Oną Zinkevičius, Marytę Zakarauskinę metai po mirties, Nijolę Kaveckas 30 dienų po mirties, Valdą Vidrinską, Aldoną Lukoševičienę 5 metai po mirties, užmirusius Kaunų ir Šilanskų šeimų artimuosius Lietuvoje, Juzę Sakevičinę Kuraitytę, Genovaitę Ovsenkinienę 5 metai po mirties, Gražiną Čiaučiulienę metai po mirties, Aldoną Lukošienę metai po mirties, Juozą Pečiulį, Anelę Stundžienę 1 mėnuo po mirties, Giedrių Lisničenką 2,5 metų po mirties, Teodorą Jensienę 17 metų po mirties, Vilę 17 metų po mirties, Mariją 3 metai po mirties, Birutę Paukštienę 3 metai po mirties, Vytautą Marsevičių, mirusi Lietuvoje prieš 3 dienas, Slečkienę Genovaitę 25 metai po mirties, Jocienę Filomeną 7 metai po mirties, bei Juozą Armalį 3 mėnesiai po mirties. Ir už visus mūsų mirusiuosius, tegu krikšto šaltinio vanduo juose virsta trykštančia amžinosios laimės versme. Melskime. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Tegu meilės dvasia šioje bendryjoje ugdo tikruosius garbintojus, kurių ieško Tėvas. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Taip pat prašome sveikatos ir Dievo palaimos Violetai Karalis, sveikatos ir Dievo palaimos Laimai Kvantas, bei Dievo palaimos Danutei ir Vladui, Živiliai ir Albinai. Melskime. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Ir už visas intencijas, kurias laikote savo širdise, melskime. Meldžiam Tave, išklausyk mus. Viešpatie Dieve, sustiprink tikinčiuosius savo malonėmis, jas priimdami te ieško jų dar labiau, o ieškodami te gauna jas be paliovos per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Aukos ir dėkojimo liturgiją galime sėdėti, kaip visada dėkojame už aukas bažnyčiai. Kad visagalis Dievas maloniai priimtų mūsų nuoširdžias maldas, mūsų gražias giesmes, šią mūsų ir jūsų auką. Te priima Viešpats iš mūsų rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Šią auką permaldautas, Viešpatie atleisk mums mūsų nuodėmes ir išmokink mums dovanoti savo kaltininkams. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visada ir visur tau dėkoti, šventasis Viešpatie, visagali Tėve amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jisai prašydamas Samarietę vandens atsigerti, jai suteikė tikėjimo dovaną ir tai pasotino jos tikėjimo troškulį, jog ir Dievo meilė joje suliepsnojo. Už tai ir mes tau dėkojame ir su angelais šloviname tavo visagalybę. Oh
Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios gale, pašventink mūsų gyvenimą bei šias paaukotas atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laimino, laužė ir davė mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad mus kiekvieną pašauki tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus šios Kristaus aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, Čikagos kardinolą Blažiejų, jo pagalbininkus vyskupus, Lietuvos vyskupus ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ypač mūsų artimuosius, visus tuos, kuriuos šiandien prisimename, šios bažnyčios geradarius, parapiečius ir visiems, kurie tavo malonėje baigė šios žemės kelionę, leisk jiems išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu, jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. O dabar visi kartu sujunkime savo gyvenimus ir širdis Dievo vaikų maldai. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Nes tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius.
Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių ir klaidų, bet savo bažnyčios tikėjimo ir suteik mums tą žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkime vieni kitiems ramybės. Ramybė jums. Štai tas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Esame laimingi, kad pakviesti jo puotą ir gyvenimą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas tesaugo mus amžinajam gyvenimui. Jėzus byloja, kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tame rasis versmė vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Kviečiame komunijos. Amen.
Parapijos pranešimai. Surinktas aukas skirsime Kauno arkivyskupijos šeimos centrui paremti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų geranorišką paramą. Gavėnios rekolekcijos, asmeninės išpažintys. Apeigos bus ateinančią savaitę šeštadienį, kovo 25 dieną, nuo 3 valandos papietų iki 4 valandos. Popietinės pamaldas 4 valandą praves palaiminto Jurgio Matulaičio misijos vadovas kunigas Algis Baniulis. Taip pat išpažinčių klausys ir kunigas Jaunius bei kunigas Gediminas. Kviečiame visus pasiruošti Velykoms. Kovo 26 dieną, ateinantį sekmadienį, po mišių visus kviečiame neišsiskirstyti ir susirinkti į parapijos salę, padėkoti mūsų zakristijonui Arvydui Bogdonui ir palinkėti jam sėkmės. Arvydas grįžta gyventi į Lietuvą ir prašau, praleiskime laiką su juo. Vaišinsime kugeliu, kavute bei saldumynais. Daugiau informacijos rasite parapijos laikraštėlyje. Prašome pasiimti jį. Gražaus sekmadienio. Iš tiesų skaudu bus netekti Arvydo, bet jis žadėjo vietoj savęs palikti 3. Dovilė Diana pasisiūlė kiekvieną sekmanį būti ir patarnauti, tai pakeis Arvydą Diana ir visi kiti patarnautojai Domas. Ką darysi, gyvenimas toksai yra, mes kiekvienas savo laimės kalvis ir kiekvienas ieškom savo vietos šiame gyvenime. Palinkėsime Arvydui sėkmės kitame sekmadienyje. Jis išvyksta po balandžio 3, ar ne, ar 3? Balandžio 3, tai dar bus dar vieną sekmadienį po to bus su mumis, bet atsisveikinimą darom iš anksto. Arvydą mes radom čia, šioje bažnyčioje. Visi, jis jau buvo prieš mane, tai yra, jūs tai ne, jis jūs rado, bet aš jį radau. Tai tikrai gaila prarasti, didelis pagalbininkas buvo, bet, kaip sakant, kiekvienas turime eiti savo keliu. Ir linkėkime jam sėkmės. Melskimės vieni už kitus, taip pat, kad mes galėtumėm būti tai žmonėmis, kurie, jeigu iš Dievo gavau ramybę, aš ją perduosiu kitiems ir tai paliudysiu Kristų. Jeigu iš Dievo aš gavau vidinę taiką, aš perduosiu ją kitiems ir paliudysiu taip Kristų. Jeigu aš iš Dievo gavau meilę ir gerumą, aš perduosiu jį kitiems, netylėsiu ir taip paliudysiu Kristų. Taigi daug būdų, kaip mes galime jį paliudyti ne tik žodžiais, bet savo gyvenimo nuostatoms, gyvenimo elgesiu ir laikysena. Tegul Dievas iš tiesų apdovanojęs mus tikėjimo malonę nuveda ir į jo pilnatvę. Melskimės. Melskimės. Užtikrinė mums Viešpatie bekraštę dangaus laimę, kai čia žemė maitinamės ant gamtinę šventosios komunijos duoną. Tegul kilnus jos vaisiai pasirodo ir kasdienėme mūsų gyvenime. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Gražaus ir švento sekmadienio, kaip girdėjote, ateinant į šeštadienį gavėnios susikaupimas ir išpažintys, kurias praves Lemonto kunigas ir kartu su mumis, taigi pasinaudokite progą, 3 valandą bažnyčioje jūsų lauksime. O sekmadienis atrodo bus gražus tikrai, saulėtas, padarykime jį šventu, nes Jėzus ir Dievas mus laimina, kad mes būtum šventi ir nepriekaištingi. Viešpats su jumis. Te palaimina mus visagalis Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs visus Viešpaties malonė.